Šiandien mūsų laida apie Vladimirą Mackevičių, Baltarusijos filosofą, kuris įkalintas dėl Lukašenkos kaip nelegitimuoto, neteisėtai išrinkto, sufabrikuotų rinkimų prezidento kritikas ir dėl to jis pasodintas į kalėjimą ir, kaip suprantu, šiandien dėka Vladimiro Mackevičiaus kolegos, artimo kolegos Gintauto Mažeikio, mes padarysime tokį politinį šventą darbą mūsų visuomeniai, akademiniai visuomeniai, visiems žiūrintiems mūsų laidas. Pristatysime Vladimirą Mackevičiaus asmenybę, kažkiek jo kūrybos, idėjų. Jis, kaip suprantu, buvo angažuotas etikos, politikos, filosofijos idėjoms. Viena iš jo knygų Переоценка ценностей в культуре истории Белоруссии. Tai gal žodis jums, Gintautai Mažeiki, kas tai per asmenybė, kurios nepažįsta Lietuvos žmonės, žiniasklaidoje jis nenušviestas, jei kas žino, tai tik Cichanovskaja, o kaip yra su Vladimiru Mackevičium? Na, Baltarusijos filosofija, kuri yra laisva, o aš nekalbu apie prolukašenkišką ir promarksistinę Baltarusijos filosofiją, tokius kaip Valentin Akudovič, ar Vladimir Mackevič, ar pavyzdžiui Tatjana Ščicova, ar Usmanova, ar amžinatilsį jau Vladimiras Fursas. Aš daugelį jų asmeniškai pažįstu ir senai bendrauju su jais, kai kuriais ir draugau, kaip su Vladimiru Mackevičiu dabar įkalintu. Tai Lietuvoje iš tiesų apie juos mažai kalbama, išskyrus Europos humanitarinį universitetą, tai yra Baltarusijos universitetą, kuris išvažiavo, pasitraukė iš Baltarusijos, kai ten pradėjo įsigalėti Lukašenkos režimas, jau ganėtinai senai. Ir jis šiuo metu veikia Lietuvoje ir mes Vytauto didžiojo universitetas su EHU, Europos humanitariniu universitetu, labai bendradarbiaujame ir su jų filosofais. Bet Vladimiras Mackevičius laikėsi atskirai ir kaip ir Valentina Akudovič, laikėsi atskirai nuo Europos humanitarinio universiteto, sakydami, kad reikia pirmiausia veikti pačioje Baltarusijoje. Ir ta proga Vladimir Mackevič buvo įkūręs universitetą, kuris baltarusiškai vadinosi Litučiai universitetai, bet jis apie šitą universitetą, tiesa, jis nėra originali forma. Ir Universitet Lietuvos, tai yra lenkiška Universitet Lietuvos, buvo įkurtas dar 1885 metais ir taip buvo vadinami pogrindiniai universitetai, arba tuo metu Lenkijoje pogrindinis universitetas, kuris priešinosi Rusijos imperijos režimui, kadangi dar nuo 1895 Lenkijoje buvo Rusijos imperinis režimas kaip ir Lietuvoje. Ir tuometiniai intelektualai, taip pat ir filosofai, bandydami siekti nepriklausomybės, ginti pilietinę visuomenę, kūrė šitos Lietuvos universitet, skraidančius universitetus, kuris, kai Baltarusijoje įsigalėjo represinis režimas, irgi buvo sukurtas ir su Lenkais Vladimir Mackevič bendradarbiavo ir atitinkamai kūrė savo Minske Litučių universitet, kurį ir aš turėjau garbės dėstyti. Ir žinoma, kad šitas universitetas buvo visą laiką persekiojamas, sekamas, persekamas, visko ten buvo, Baltarusijos KGB. Aš pats esu su jais susidūręs ne vieną kartą, bet ilgą laiką jie tokie buvo KGB veikiau pasyvūs stebėtojai. Tai kai dėl Litučiai universitetį kūrėjo Minske, tai jau yra labai didelis Vladimiro Mackevičiaus nuopelnas. Ir žinoma, vien už šito universiteto buvimą ir jo veiklą, kur daugybė studentų studijavo ir aš juos pažinojau, jau jis galėjo būti įkalintas, kadangi universitetas buvo nelegalus. Ir netgi buvo paplitusi tokia įdomi legenda, kad jeigu tu mokaisi Baltarusijos valstybinėme universitete, kur tu nieko apskritai neišmoksti, bet galų gale gauni diplomą,
Tai kai turi diplomą, tai tada laikas pradėti mokytis ir stoji į Litučių universitetą, kur tu diplomą negauni, bet už tai mokaisi. Iš tikrųjų, jie galėjo išrašyti jums kokį nors sertifikatą, kurio reikšmė buvo nulinė, neturėjo jokios reikšmės, nebent kokios nors įmonės arba kompanijos privačios tai pripažindavo, tačiau noriu pastebėti, kadangi ten dėsčiau, tai ten stodavo kiekvieni metai 30, 40, 50 žmonių, verslininkų, daugiausia jau turinčių aukštąjį išsilavinimą ir žinoma, kad tos studijos, tai tokios visą gyvenimą trūkstančios studijos, kaip tokie, sakyčiau, seminarai, diskusijos, pusiau filosofinės, sociologinės, ekonominės, matematinės, kokios politinės, žinoma, diskusijos ir visiškai laisvos. Vladimir Mackevič taip pat buvo vienas iš Baltarusijos liaudies fronto įkūrėjų ir atitinkamai Šuškevičiaus kažkada dar pagalbininkas ir Baltarusijos nepriklausomybės kūrėjas dar 1991 metais. Akivaizdu, kad jau, kadangi Lukašenka buvo išrinktas 1994 metais, tai jau nuo 91 metų, 92, kada Lukašenka pradėjo lysti į politiką, Mackevičius visada buvo jo oponentas. Tai, kad jis taip ilgai buvo nepasodintas į kalėjimą, veikiau man kelia nuostabą, nei nusistebėjimą. 20 metų, kada buvo labai didelis čia aktyvizmas, tai tuo metu ir jo pabaigoje, kai jau labai pradėjo sodinti Lukašenką ir visus, Marija Kalesnikova buvo sodinama, ten kiti aktyvistai, daugybė pretendentai būti prezidentais ir buvo pasodinti ir Cichanovskos vyras Cichanovskis irgi buvo pasodintas. Tai mes visi sakėm Mackevičiui, kad bėgtų iš tenais ir aš pats siūliau, kad atvažiuoktų į Lietuvą. Gal, sako, neturiu kur važiuoti, sakau, apsistosiu pas Maneikas. Arba jis buvo Svetlanos Cichanovskos koordinacinio komiteto narys, sakau, tai Cichanovskai gali pasirūpinti, esi koordinacinio komiteto narys. Ir visi koordinacinio komiteto nariai, kurie išvažiavo į Lietuvą arba Lenkiją, gavo ir darbą, ir žodžiu, ir įsikūrė, ir veiklas. Ir niekas, bet tai buvo jo asmeninis apsisprendimas nevažiuoti. Jis taip pat yra labai geras draugas Svetlanos Aleksievič, jis visą laiką Nobelio premijos laureatas, jis visą laiką susirašinėja su Svetlana Aleksievič. Ir todėl jinai yra vienas iš jo tokių pašnekovų ir kita vertus, jie buvo vienas su kitu diskutuoja, ne visada sutikdami, kas yra normalu. Kad įsivaizduotumėme, kas jis toks yra pagal savo filosofiją, tai sakyčiau, kažkas per vidurį, lietuviui tai bus turbūt ne visada suprantama, per vidurį tarp Romualdo Ozolo ir Arūno Sverdiolo. Tai sunku įsivaizduoti, kad kas tai tarp jų būtų, bet Romualdas Ozolas, kuris buvo labai politiškai angažuotas ir pilietiškai angažuotas Lietuvoje. Filosofas. Jo, filosofas, nors aš asmeniškai su Ozolo mintimis retai kada sutikdavau, bet jį kaip pilietinį aktyvistą, filosofą nepaprastai gerbiu ir visada laikiau garbę su juo pasisveikinti ir padiskutuoti, net jeigu nepritariu jo idėjom. O nepritariu todėl, kad ten mūsų skirtingi požiūriai ten į kosmopolitizmą ar dar kai kurios dalykus yra. O Sverdiolo, todėl, kad Sverdiolas mėgsta labai įsigilinti ir vartoti žodį galvoti, apmąstyti ir kad visuomenė galvotų. Ir apie galvojančią pilietinę visuomenę šnekėjo ir Vladimiras Mackevičius. Ir čia aš norėčiau paminėti vieną jo iš dabar ką tik tai visai senai išleista knyga, Laisvė ir mąstymas. Šitą knygą išleido ne jis pats sudarė, jau jo mokiniai ir sekėjai, jį išleista visai neseniai, Laisvė ir mąstymas, bet panašiai nuo 2019 metų, dar gal net nuo 18 metų, ypač 19-20 metais, jis labai daug rašė tuomet dar besivadinusiame Facebook'e, veidaknygėje,
Ir tokius didelius tekstus ten skelbdavo, aš visą laiką gana stebėjausi, kaip jis juos ten, sakykime, tie tekstai būtų 4-5 puslapių, žodžiu, pakankamai didelė esė, kuris juos skelbdavo. Ir aš, kadangi irgi tenais rašydavau tuo metu savo straipsnį, žinau, kad tai labai specifinė veikla rašyti Facebooko žmonėm, todėl kad Mackevičius dar rašė vietomis pakankamai sudėtingą filosofinę kalbą, kokio tai sudėtingumo, tai būtų panašu į, sakyčiau, į Žano Žako Ruso samprotavimas apie pilietinę visuomenę ir visuomeninę sutartį. Tai būtų tokio tipo samprotavimai. Na ir jis juos rašė, aš irgi dalyvau šitoje diskusijoje tuo metu, kai jis rašė minėtus tekstus, būtent per Facebooką komentuodavau. Ir žinoma, kad šitas Facebookas buvo ir šitie tekstai, laisvė ir mąstymas, buvo vienas iš įrodymų vėliau teismo metu, kad Mackevičius yra kaltas. Laisvė ir mąstymas šitoje knygoje jis svarsto apie tai, ar yra ir galima pilietinė visuomenė Baltarusijoje, kuri nieko bendro neturėtų su Rusija. Ir čia sudėtingas klausimas, kadangi jis pilietinė visuomenė skiria nuo etninės grupės ir atitinkamai nuo, pavyzdžiui, Lietuvoje ir Baltarusijoje minimų litvinų, baltarusių, kurie mano, kad jie turi baltiškasias ar kažkokias kitokias kitas šaknis. Aš nenoriu dabar į tą litvinų ideologiją gilintis, bet jis ne apie litvinus rašė, žinoma, o būtent apie Baltarusijos pilietinę visuomenę. Ir jeigu įsivaizduotumėm, į ką jis galėtų vakaruose būtų panašus pagal savo pilietinės nuostabas, tai Karlą Poperį. Tai kodėl Karlas Poperis, todėl kad Poperis irgi pirmiausia nesvarsto jokių religinių idėjų, yra ganėtiškai skeptiškai nusiteikęs apie ideologijas, nors neneigia jų buvimo. Ideologijos yra, bet pilietinis racionalus mąstymas turėtų būti pirmoje vietoje. Ir pilietinis racionalus mąstymas remiasi visų pirma socialiniais ir politiniais mokslais. Pabrėžiu čia žodį mokslas, būtent ne mistika, ne kažkokiais tai regėjimais, o sociologiniais ir filosofiniais mokslais. Ir todėl Mackevičius čia iš dalies remiasi ir kritinė teorija, bet iš principo visada vyruoja tarp tokios, sakyčiau, pilietiškai angažuotos politinės filosofijos ir sociologijos. Su sociologais artimai bendravo ir jų sociologiniais duomenimis grindė savo pasisakymus. Todėl tai nėra jokios heidegeriškos Dasein mistikos ir nėra jokių tenais skrydžių egzistencinių virš upių ir ežerų, lygiai kaip nėra ir religinių nukrypimų. O yra kalbėjimas apie tai, kad pilietinė visuomenė tai visų pirma atvira ir kupina alternatyvų. Ir pilietinės visuomenės asmuo yra tas, kuris supranta savo pilietinę atsakomybę ir diskutuoja įstatymus ir konstituciją, ir atitinkamai ir gina savo šalies piliečių laisvės. Tai čia, labai panašu į Habermas, ar ne? Į Habermasą iš tiesų būtų irgi labai panašu, tik tai, kad koks čia būtų skirtumas tarp Habermaso. Habermasas truputį yra kairysis, kai šito ryškaus kairumo Mackevičius vengdavo. Bet tai tarp Habermaso ir Poperio, žinoma. Taip, ir kalbant apie šią Mackevičiaus viziją, kaip tai galėtų sėtis ir su pilietinėmis laisvėmis Baltarusijoje, norėčiau atkreipti dėmesį jo tokią mintį, kurią perskaičiau šitoje jo knygelėje, tai, kad jis kalba apie Baltarusiją kaip buvusią Sovietų Sąjungoje lygiai taip, kaip ir visos kitos, tačiau po Sovietų Sąjungos griuvimo, griūties ir visos ideologinės griūties, jis mato, kad tą, ką mes ir visi matome, bet jis tai suformuluoja, kad Baltarusija vis dėlto po šitos griūties
nors ir išsaugojo savo suverenumą, vis dėlto ji, kaip ir Rusija, toliau savo tą sameopredėlionost vis dėlto siejo su sovietmečiu, su visu šito paveldu, ir nors ir perėjo į rinkos ekonomiką ir neišvengiamai dalyvavo ir iki visų tų sankcijų dalyvavo ir Europos rinkoje, vis dėlto jis mato tą ryšį, bambagyslės nenukirpimą nuo sovietinio paveldo. Ir kaip Jūs manot, ar jis matė vis dėlto kažką tai kitaip Baltarusijoje negu kad Rusijoje? Šita jo koncepcija, ir vis dėlto kokia tai jo būtų vizija, ar vis dėlto jis matytų Baltarusijos galimybę kažkaip integruotis į Europos Sąjungą, turint piliečių teisės, žodžio laisvę, kuomet jis pripažįsta vis dėlto, kad Baltarusija turi tas gilias sovietmečio šaknis ir tradicijas? Na, aš nematau čia kažkokio tai prieštaravimo, todėl kad viena vertus jis analizuoja patį Baltarusių mentalitetą. Ir Baltarusija panašiai nuo 1977 metų, kodėl aš tuos metus miniu, tada tais metais buvo patvirtinta naujoji Sovietų Sąjungos konstitucija, kuri tenais žadėjo artimiausių metų sukurti komunizmą ir buvo toksai pereinamoji komunizmo būklė. Ir Baltarusija buvo įsivaizduojama kaip viena iš pažangiausių ar pati pažangiausia respublika šitame kelyje. Ir kaip tik patys tuometiniai Baltarusijos komunistų partijos vadovai lygiai taip pat manė, kad Baltarusija yra geriausia sovietinė respublika. Tikra sovietinė respublika. Didesnė sovietinė respublika nei Maskva ir žinoma nei Leningradas tuo metu. Apie kitas vietas aš net nekalbu. Tai yra, ji yra super duper tokia pirmaujanti sovietinė respublika, kas, aš manau, iš dalies ir atitiko tikrovę. Ta sovietizacija mąstymo buvo viena iš labiausiai intensyvių Baltarusijoje, tai vienas dalykas. Ir todėl tas prabudimas, ta laisvė, kuri nukrito veikiau atsitiktinai 91 metais, nei buvo iškovota, pradžiugino, ko gero, tik tai kelių miestų didmiesčių gyventojus, taip pat ir Minsko centro, pavadinkime, ar ne, tokia bohemiška pilietinė visuomenė, kur menininkus, filosofus ir muzikus, kuriems visą tai labai patiko ir jie buvo kupini entuziazmo ir laisvės, kai didžioji visuomenės dalis buvo visai kitaip mąstė. Ir todėl tai, kad Lukašenka laimėjo 94 metais triuškinančiai rinkimus, ir tie rinkimai buvo tikrai sąžiningi, galbūt tai buvo vieninteliai sąžiningi rinkimai, kur laimėjo Lukašenka, bet jis tikrai laimėjo juos ir nugalėjo ir Šuškevičių ir visus kitus. Tai Baltarusijai pasirinko Lukašenka visiškai neatsitiktinai. Ir Mackevičius visą tą dalyką supranta, nes jis buvo kaip tik opozicija visai šitai lukašenkiškam perversmui. Jis nuo pirmų dienų kaip tik yra tas kovotojas už Baltarusijos nepriklausomybę, kuriems nepavyko tinkamai jos ginti. Ir po to jisai svarstė tokį politinį diplomatinį dalyką, kad tu gali, sako, rėkauti už šitą Baltarusijos nepriklausomybę ir Europos Sąjungą, bet klausimas yra toks, kaip paveikti didžiąją visuomenės dalį, kuri lemia rinkimus, ir tol, kol nėra sukurta Baltarusija pilietinė visuomenė, o ta pilietinė visuomenė turėtų turėti kažkokią formulę, ir ta formulė netinka nei rusai, nei litvinai. Abi formulės yra blogos. Rusai tenais, kurie įsivaizduoja, kad Baltarusijai yra rusai 10-15%, tie, kurie mano, kad jie yra litvinai, irgi kokie 10%. Tai likusiai 80% yra nežinia kas. Ir atitinkamai tada Mackevičius sako, mūsų pilietinė užduotis yra tuos 80% kitų likusių paversti Baltarusijos pilietinės visuomenės nariais, patriotais, šiuo atveju neakcentuojant Baltarusijos kalbos klausimą, bet visur, kur galima, remiant Baltarusijos kalbą
ir skatinant ją televizijoje ir kitur. Ir, pavyzdžiui, paskutiniais ten prieš suėmimą metais Baltarusijos televizijos jis kalbėjo tik baltarusiškai, pabrėžtinai. Į rusų kalbą jau stengdavosi nepereiti. Ir tai buvo labai panašus atvejis kaip Ukrainoje. Ir tas, sakykime, Ukrainos Maidano rėmimas jis taip pat labai stipriai šitoje vietoje rėmė. Bet, kad suprastumėme šitą politinį procesą, jis nepaprastai aktyviai kovojo visais įmanomais būdais prieš vadinamųjų kelio žemėlapių pasirašymą su Rusija. Priminsiu mūsų žiūrovams, kad panašiai nuo kokių 2018 metų Baltarusija pradeda čia Lukašenkos režimas giliąją integraciją į Rusiją. Ir ta gilioji integracija buvo pagrįsta tokiu teiginiu kelio žemėlapiai, įsitraukimo į Rusiją žemėlapiai. Tai yra projektai ir ten buvo pasirašyti apie kokie 20-22 atskiri žemėlapiai. Tai reiškia, kad ekonominis įsitraukimo planas, energetinis, muitų įsitraukimo planas, pinigų įsitraukimo, įstatymų sureguliavimo planas. Tai čia yra įsitraukimo planai. Ir Mackevičius buvo ko gero vienas aktyviausių ir svarbiausių kovotojų prieš visus šitos planus. Jis tiesiog vadino, kad tai yra Baltarusijos nematoma okupacija ir todėl reikia apginti šioje vietoje Baltarusijos nepriklausomybę. O kalbėti apie tai, kad Baltarusija galėtų integruotis į Europos Sąjungą, tai čia, aš sakyčiau, būtų, taip, jis apie tai kalbėjo, bet tai labai būtų skubotas teiginys, kadangi kalbėti, kad mes čia tuoj pat integruosimėms į Europos Sąjungą Baltarusijoje, tai tas kalbėti su mėnuliu. Arba tai vadinasi nesuprasti, kur tu gyveni. Kai Mackevičiaus svarbiausias reikalavimas suprasti Baltarusiją, galvoti Baltarusiją, suprasti, kas čia yra, kas čia dedasi. Bet ar jam rūpėjo kitas alternatyvus, reiškia, žemėlapis, tas vadinamasis Eastern Partnership, rytų partnerystės, kuri net ir Kaukazą turėtų apimti, labai platus mostas ir daug Baltarusijos opozicionierių važiuodavo į Lenkiją, į Varšuvos universitetą dalyvauti konferencijose. Ar jis tos vizijos rytų partnerystės laikėsi kažkaip užsikabinti prie paveldo? Aš noriu pastebėti, kad jis važinėjo nuolat į Vilniaus konferencijas, Rygos konferencijas ar Varšuvos konferencijas, bet aš pabrėšiu, kad mes truputį skirtingai mąstome. Yra filosofai, kurie supranta teoriją. Štai mes su jumis, Tomai, dabar teoriškai, kai jūs man užduodat klausimą, yra toks teorinis politinis klausimas, ar tą pasirenkam. Jogi filosofija yra pragmatinė. Tai reiškia, kad ar tai aš galiu padaryti, ar galiu šitą padaryti žingsnį. Ir jo būtų klausimas, kas integruos, jis, pavyzdžiui, sako, Baltarusija neturi parlamento. Todėl, kad šitas parlamentas nuo 94 yra neveiksnus ir priima tik tai tuos įstatymus, kuriuos liepia priimti Lukašenka. Ir jokios opozicijos Baltarusijos parlamente, nei žemuosiuose, nei aukštuosiuose rūmuose, priminsiu, ten dar ir 2 rūmai yra, tenais nėra apskritai jokios opozicijos. Klausimas, kurį aš čia tiesiog cituoju, kas gali priimti kokį nors, ar jūs nors suprantate, ką kalbate, kurie, pavyzdžiui, važinėjate į vakarus, kas Baltarusijoje galės suformuluoti šitą teiginį. Baltarusijos parlamentas ne, prezidentas ne, saugumo taryba ne, Baltarusijos universitetas valstybinis ne. Tai kas šitada tie, kurie tą dalyką suformuluos? Aš tenai su 10 mokslininkų. Tai mes ir taip formuluojame ir mūsų niekas negirdi. Vadinasi, mums reikalinga programa paties mentaliteto, Baltarusijos mentaliteto pakeitimo. O tik po to, kai Baltarusijos mentalitetas bus pakeistas, tik po to įmanoma bus šnekėtis realistiškai, pabrėžiu, realistiškai, apie integravimą į kokius nors East Partnership tenais ar kitus dalykus. Nes visa tai yra nieko nereiškiantis tušti žodžiai, jie neveikia Baltarusijoje. Niekas jų tenais negirdi šitų žodžių. Taip, ir atkreipiau dėmesį į Mackevičiaus biografiją, jog yra gyvenęs
Latvijoje ir dalyvavo Latvijos perestroikos persitvarkymo veikloje. Ir tada jisai grįžo į Baltarusiją. Ar čia buvo tas grįžimas į Baltarusiją atsinešant tam tikrą patirtį iš Latvijos, ar Latvijai jis nerealizavo tam tikrų savo idėjų, kaip matytumėt šitą jo gal ne tik kaip filosofo, bet ir kaip polittechnologo žmogaus atlikimą veiklą? Iš ties reikia mąstyti, manau, kad kaip polittechnologo ir manau, kad teisingai čia suformuoju. Viena iš jo filosofijos analizės temų yra politinių technologijų kaita 20-ame amžiuje, 21-ame. Kaip keitėsi skirtingos politinės technologijos, kurios bando veikti pilietinėje visuomenėje ir manipuliuoti masėmis. Tai viena iš jo tyrinėjimo temų. Ir dabar, grįžtant dėl Latvijos, tai noriu pastebėti, kad čia nėra visai taip. Jis neoperuoja tokiamis savokomis Lietuva, Latvijas ar Rusijas, o kalba visada apie konkrečias žmonių grupės, su kuriomis bendradarbiauja. Tai vadinasi, tam tikras yra, pavadinkime, tai nominalizmas, kai negalima kalbėti apie bendrinės savokas, reikia kalbėti apie konkrečias grupės. Ir netgi, kai sakoma pilietinė visuomenė, tai jis turi konkrečias grupės, o ne tautą. Tai vadinasi, pilietinėje visuomenėje realiai dalyvauja 10–5% tautos. Kiti nedalyvauja tiesiog. Ir čia yra sociologiniai parametrai. Ir kai jis, pavyzdžiui, vykdė savo politinės veiklas ne tik tai Latvijoje, bet taip pat ir Maskvoje, buvo įsitraukęs į tuo metu pilietinį politinį judėjimą. Tai šitoje vietoje nuo 88 iki 91 metų jis šituose įvairiuose laisvės frontuose buvo labai aktyvus. Ir Latvijoje, ir Baltarusijoje, ir Maskvoje, pabrėžiu. Maskvoje, priminsiu, tuo metu, juk išėjo Baltijos šalių ir Lietuvos palaikyti vienu metu į Raudoną aikštę 500 000 žmonių. Tai vadinasi, tai yra labai svarbus parametrai, kurie pasikeitė po 91 metų iki 24 metų Rusijos visuomenė, ypač pilietinė visuomenė, neįtikėtinų mastų degradavo, o Baltarusija iki 2020 metų pilietinė visuomenė labai smarkiai išaugo, bet aš čia matau ir iliuziją Vladimiro Mackevičiaus, todėl kad čia iliuzija kokia yra, kadangi jisai 20 metais dalyvavo tose visose gatvių ir rajonų įvykiuose, visose mitinguose, buvo nepaprastai aktyvus. Ir buvo vienas iš tų, kuris bandė nuversti Lukašenką, bet jis nekandidatavo į prezidentus, jis, kaip jau sakiau, veikiau yra palaikytojas, galiausiai Cichanouskajos palaikytojas. Ir šitoje vietoje, žinoma, jis solidarizavosi su Marija Kolesniko ir su visais kitais tenais tuo metu buvusiu Pavelu Severincevu ir kitais aktyvistais. Ir tik tai, koks dabar dalykas, tai atsitiko taip, aš priminsiu, kritikai tokie kaip aš, ką mes sakome, čia gal ir lietuviam būtų buvę tikę, kad jūs visi išėjote mitinguoti prieš Lukašenką, o kai jūsų žmonės pradėjo suiminėti, grūsti kalėjimus, daužyti, laužyti kaulus ir prievartauti moteris kalėjimuose, jūs šitų kalėjimų neužėmėte ir savo draugų neišlaisvinote. Ir tuo metu Mackevičius dar buvo laisvas ir jis taip pat nebuvo užimtas tuo, kad kviestų panaudoti jėgą, pabrėžiu, panaudoti jėgą, išlaisvinant savo ne tik kolegas, bet bendražygius, pavadinkime, kovos bendražygius. Jie nesiėmė laisvinti kovos bendražygių. Ir kuo tai baigėsi? Tai baigėsi tuo, kad galų gale ir Mackevičius, ir Kolesnikov, ir kiti, kurie nespėjo pabėgti į Lietuvą ar Lenkiją, visi iki 100% atsidūrė kalėjimuose, kur yra persekiojami, žeminami ir kur jie miršta vienas po kito. Tai čia yra šita liūdno istorija. Kodėl aš sakau, kad nenoriu labai kritikuoti, aš nesu tikras, kad, pavyzdžiui, Lietuva atsidūrusi tokiamis sąlygomis, kad lietuvių aktyvistai sąjūdiečiai būtų pakvietę jėgą šturmuoti kalėjimus arba šaudyti. Kai Maidanas
kai juos pradėjo atakuoti ir šaudyti, priminsiu 2014 metų, ten man atrodo jo sausio vasario mėnesį. Tai kaip tik tuo metu Maidanas Ukrainoje pradėjo šaudyti atgal. Ir tada buvo kritikai pasakė, kad revoliucijos laimi ne tada, kada išeina mitinguotojai į gatves, o ne tada, kada kai į juos šaudo, o tik tada, kai jie pradeda šaudyti atgal. Na taip, tai buvo Maidano kažkur 6 stadija ar 5, nes tų stadijų labai daug ir karingoji stadija yra viena iš vėlyvesnių, nes iki tol Maidano stadijos buvo taikios. Tai čia noriu pastebėti, kad Baltarusijos opozicija griežtai atsisakė naudoti jėgą prieš jėgos struktūras ir galiausiai tai pasibaigė jų kaulų sulaužimu. O Mackevičius yra vienas iš ideologų, 2020 metų revoliucijos ideologų, pavadinkime, jis tikrai būtent yra ideologas šitos revoliucijos, o ne kas kitas. Jis yra numeris 1 šitoje istorijoje ir būtent jam tenka ir garbė ir atsakingumas ir taip pat kritika už tai, kad viena vertus tokie kaip jis sugebėjo pažadinti tautą, bet tokie kaip jis nenuvedė tautos išlaisvinti savo draugų iš kalėjimų ir galų gale užleido Lukašenkos režimui valdžią. Aš nežinau, ar lietuviai būtų pasielgę kitaip. Čia tik tai sakau, kad padarau nuorodą. Taip atsitiko. Taip pat norisi pamastyti apie tokią predikciją, nes kuomet Rusijoje dabar areštuoja kitamanius, kitaminčius, opozicionierius, disidentus, juos jau dažniausiai ir nebeišleidžia. Jeigu nuteisė 5 metams, tai bus greičiausiai kaip ir su Karamurza, kaip su Navalnu, po to pridės ir dar 10, jei nedaugiau. Kaip manot, ar Baltarusijos šitas Lukašenkos įkalinimo modelis toks pat kaip ir Putino, sykį jau tave suėmė 5 metams, tai jau po gero jau ir nebepaleis, bent jau kol diktatorius bus gyvas ir valdžioje galingas. Ar vis dėlto Baltarusijos ta politinių kalinių laikymo režimo mašina kažkiek lankstesnė? Na, pasakyčiau, pirma, Baltarusijos kalėjimai 20-21 metais buvo griežtesni nei Rusijos. Ir, pavyzdžiui, Rusijos su siaubu, o kartais ir su pavydu, žinoma, jau putinistai rašydavo apie Baltarusijos kalėjimus. Jie sako, Rusijos kalėjime tai tu gausi ir valgyti ir nieko ten tau baisaus neatsitiks, o Baltarusijos tau ir kaulus visus sulaužys ir išprievartaus dar 10 kartų ir ten uždūsi kameroj prikimštoj sausakimšai. Ta prasme, kad 20-21 metų kalėjimai atrodo kur kas baisesni, po to Rusija stipriai ir greitai pasivijo ir pralenkė Baltarusiją šitoje visoje istorijoje. Tai dėl kalėjimo sąlygų. Antras dalykas, Baltarusija ir Rusija vis dėlto nėra visai tas pats. Rusija neturi vieningos opozicijos arba neturi, sakykime, pakankamai vieningos opozicijos. Jie antiek yra susiskaldžiusi, kad jie nesišneka vienas su kitu ir prakeikia vienas kitą. Kai Baltarusijos opozicija, nežiūrint tos be galo daug kritikos, kurie išsakoma ir aš išsakau taip pat, vis dėlto jie turi šiokią tokią vienybę, šiokią tokią pilietinę saviorganizaciją. Ir tai atsitiko būtent todėl, kad nors ir kokia silpna būtų Svetlana Tsikhanovskaja su savo štabu, ji yra laikoma tarp jų kol kas išrinktąją prezidente. Šiaip ar taip tas koordinacinis komitetas, kurį pavyko suformuoti, jis pradėjo veikti kaip alternatyvi ir reali Rada arba Seimas. Varšuvoje tiesa jie veikia, ne Vilniuje. Ten irgi aš jos pažįstu ir jos vadovas šiuolaikinis dabartinis koordinacinio komiteto yra Andrei Jegorov. Tai jis yra būtent Vladimiro Mackevičiaus mokinys. Aš pats dėsčiau šitam Vladimirui. Andrėjui Jegorovui, kurį laiką aš pats dėsčiau ir gerai jį atsimenu. Tai
Vadinasi, ir trečias dalykas, Baltarusijai pavyko suformuoti vieningą karinę organizaciją Ukrainoje, Kalinausko pulkas, į kurį įeina trys batalionai, tarp jų vieną, priminsiu, Pagonė arba Vytis, kitas batalionas Litvinas vadinasi, trečia, jau neprisimenu, kaip jis vadinasi. Bet kokiu atveju mes matome aiškią struktūrą. Jie tarpusavyje ne visai, šitos trys organizacijos ne visai gerai sugyvena, bet tai vis dėlto yra kas kita nei Rusija. Mes matome, kad ji veikia visai kitaip nei Rusija. Ir čia yra dalykas, kad jei šitaip organizuotoje opozicijai sekasi iš dalies susikalbėti su antro, trečio rango Lukašenkos padėjėjais dėl kalėjimo sąlygų, pabrėžiu. Ir todėl po 21 metų, 22 Baltarusijos kalėjimai nenuėjo totalinių represijų būdu, o pavadinčiau, kalėjimuose vyksta išrankinės represijos. Išrankinės, tai vadinasi, kažkuris asmuo nusprendžiama, kad tenais reikia nudaigoti, nukankinti, jis taip ir užbaigiamas. O Mackevičius nepriklauso tai grupė asmenų, kuriam būtų nuspręsta, kad jis turėtų numirti. Todėl jisai randasi tokiose keistose sąlygose, kurį galima pavadinti Antonijo Gramsci sąlygomis, aš vadinu. Kaip Italijos fašistai buvo pasadinę filosofą Antoniją Gramsci, jis ten parašė 2 tomus kalėjimo užrašų, kuriuos ten nežinau, kokiu būdu į laisvę perdavė, bet pavyko ir ten nebuvo sudarytos Gramsci idealios darbo sąlygos, bet vakarais jis ten kažką galėjo rašinėti. Tai Vladimiras Mackevičius ten rašo irgi knygas, ant tualetinio popieriaus, bet vis tiek rašo ir kažkokiu tai būdu sugeba perduoti po to per savo advokatus į laisvę. Todėl, kaip nekeista, kad jam sėdint kalėjime gali išeiti, man atrodo, net 3 tomai jo raštų naujųjų. Tai vieną aš jau truputį apie pilietiškumą ir laisvę apibūdinau, bet yra dar apie revoliuciją ir apie štai šitą filosofiją kalėjime, kaip aš vadinu. Tai yra tokie dalykai. Kita vertus, jam ten nėra sudaromos jokios ypatingos sąlygos. Jis jau atsėdėjo, aš neatsimenu, man atrodo, apie 7 metus kalėjimo jis gavo, jau daugiau kaip pusė atsėdėjo. Paprastai neteisiamiems žmonėms suteikiama galimybė išeiti į laisvę po pusės. Tai jam niekas net nesvarsto apie tai, kad jis ten būtų paleistas. Mackevičius. Todėl jam galėtų būti pridėta, bet galėtų būti ir bandoma su juo susitarti. Aš įsivaizduoju, kad jam gali būti toks pasiūlymas atsėdėjus visą savo laiką, arba tu tuoj pat išvyksti į užsienį, Lenkiją arba Lietuvą, ir tave dar ten turi priimti, ir tada mes tave išleidžia, arba tu gauni papildomus 10 metų kalėjimo ar 15. Jam šiuo metu yra, man atrodo, virš 65 metų, 66 ir 7, aš neatsimenu dabar. Bet kiek žinau, jisai prašė ir galimybės likti Baltarusijoje namų arešto sąlygomis. Tuo metu, kol dar jo buvo nepasodinę. O dabar nuomonės jau gerokai yra pasikeitusios. Tai problema su Mackevičiu yra tokia, kad netgi sprendžiant pagal dabartinius Baltarusijos įstatymus, jis nepadarė jokio nusikaltimo. Jis ilgą laiką, bent metus laiko, buvo kalinamas nesuformulavus bausmės jokios. Neaišku buvo, už ką jį sodinti, todėl kad jisai pagal Baltarusijos įstatymus niekam nėra nusižengęs, nėra paskelbęs tokio straipsnio, kad ten nužudykite, pribaikite Lukašenką. Wikipedija rašo, kad jis kaltinamas visuomeninės tvarkos pažeidimu pagal Baltarusijos įstatymą. Taip, visuomeninės tvarkos pažeidimą ten galėtų būti, žinot, visokios finansinės bausmės. Iš tikrųjų, jisai po to, kai buvo išvaikytas, jau, žodžiu, kai baigėsi rinkimai, kai Cikanovskaja pabėgo užsienį į Lietuvą, tai tuo metu Mackevičius turėjo tokią iliuziją ir kartu šventą iliuziją, kaip aš vadinu, jis važinėjo po Minsko mikrorajonus ir kiemuose skaitydavo paskaitas gyventojams, vesdavo seminarus. Tai toks
filosofo įjimas į liaudį, į pilietinį liaudį. Ir jis manė, kad tokiu būdu jis pasipriešins Lukašenkai. Lukašenka kalba per televiziją, jam nesuteikia. Tai jis tada, Mackevičius, važiuoja per visus Minsko rajonus ir skaito savo filosofinės pilietinės paskaitas vietos gyventojams. Ir ten kelis kartus gyventojai buvo pasiskundę, aišku, Lukašenkos samdyti, kad jis pažeidinėja viešą tvarką, kad trukdo šunis išvedžioti ar automobilį. Žmonės, kurie susirenka, jiems trukdo triukšmas per didelis, matot, rūko kai kurie galbūt, irgi kas negerai, ir tokiu būdu pažeidžia visuomeninę tvarką. Ir už tai iš karto amžinybė į kalėjimą. Na ir dar vienas klausimas, reiškia, lyginant Mackevičius su Navalnu. Jeigu Navalno strategija buvo pastatyta kritikuoti ir atkreipti Rusijos pilietinės visuomenės dėmesį, ar jeigu tos pilietinės nėra, tai šiaip visuomenės dėmesį į korupciją, į korupcijos mastus, sunkiai protų suvokiamus mastus, Medvedevo, Putino, kitų oligarchų, tai dabar Mackevičiaus atveju, ar jisai turėjo kažką panašaus strategiškai atkreipti dėmesį į Lukašenkos ir jo aplinkos korupciją? Ne, visiškai kita strategija. Ta prasme, kad jis neužsiminėjo žurnalistiniais ar sociologiniais oligarchų ir korupcijos tyrimais. Pagrindinė jo veikla buvo taip švietimas ir išlaisvinti medijas. Tai yra švietimas, tai reiškia edukuoti žmonės pilietinė, politinė prasme, sociologinė, filosofinė, bet pilietinė, politinė prasme, edukuoti kaip galima daugiau, viską investuoti į švietimą vienas, ir antras dalykas, viską investuoti kiek galima daugiau į medijas, laikraščius, televizijas, prieinamos visus kitus kanalus, per kuriuos galima taip pat būtų vykdyti aiškinimą, pilietinės visuomenės būklės aiškinimą, ir kaip reikia organizuoti respubliką, valdžių padalymo principą, kaip reikia suprasti, kas yra tauta nacija, kas yra minia ir masės, kuo skiriasi galvojimas nuo emocinės reakcijos politinių veiksmų metu, ką reiškia nepriklausomybė ir kokia mūsų yra istorija ir su kokiamis valstybėmis mes turėtumėme sutarti ir kaip tą galima padaryti, apie tai, kad jūs turite mokytis ne tik tai ideologijos, bet ir logikos, elementarios logikos, formaliosios logikos, turite atpažinti, kas yra tiesa, kas yra nuomonė ir kas yra žodžiu manipuliacija. Tai daug tokių, sakyčiau, pilietiškai svarbių dalykų. Ir jis manė, kad, pavyzdžiui, ką reikia daryti, kad čia į Markuzę gal kiek būtų panašu, ką reikia daryti, kad Baltarusija taptų laisvė. Pavyzdžiui, remti kritiškai mąstančius menininkus ir jų parodas. Tai visiškai kitas kelias nei Navalnas, net nepanašus. Taip. Ačiū Jums labai ir tikiuosi, kad jeigu akademinės bendruomenės nariai mus girdi, studentai mūsų atkreips dėmesį į Mackevičiaus knygas, studijuos jį, iškels jo idėjas diskusijoms, o jeigu mus kartais išgirstų politikai, gal jie rastų kelią, kaip padėti išlaisvinti Mackevičių ir suteikti jam laisvę. Ačiū Jums, profesoriau, už Jūsų pasidalinimą apie savo kolegą. Mes jo nematome, tarsi jo nebūtų, o šis žmogus gyvas ir toliau dirba.